Mieli tautiečiai, po karo po visą pasaulį išsibarstę lietuviai dėjo visas pastangas, kad išsaugotų tapatybę, kad galėtų grįžti į Lietuvą bei ją atstatyti. Dar 1965 metais Mykolas Žilinskas su bendraminčiais Berlyne nutarė įsteigti lietuvių bendruomenės apylinkę. Šį rugsėjį Berlyno lietuvių bendruomenė mini garbingą 60 metų jubiliejų. Tiek tada, tiek dabar mūsų siekiai yra tapatus. Lietuvybės išsaugojimas, kalbos, atminties, istorijos, pilietiškumo puoselėjimas, įsitraukimas į Lietuvos valstybės gyvenimą, ryšių tarp Lietuvos ir Vokietijos stiprinimas. Per tuos metus bendruomenė nuveikė neįtikėtinai daug. Dėkojame Jums už entuziazmą ir atliktus darbus. Sveikinimas su gražiu jubiliejumi. Tai puikia proga susitikti, pasidžiaugti bendromis veiklomis, pasidalinti ateities planais. Daugiau informacijos apie šiandienius renginius rasite Berlyno lietuvių bendruomenės internetinėme puslapyje. Iki pasimatymo rugsėjo 20 dieną Europos akademijoje Berlyne.